Sebastian Liebek. Ežiukas Latė ir vandens kiltuvas. 20 dalis. Lūšių karaliaus klasta. Netrukus bičiuliai susiprato patekę į lūšių padermės nelaisvę. Šie klastingi kariūnai be jokio garso prislinko tamsoje ir surišo Latę ir Tjumą tvirtomis viksvų virvėmis. Tada užsikėlė juos ant nugarų ir patraukė į girią. Per visą tą laiką jos nepersimetė nė žodžiu. Gal valandą keliavę, jie pasiekė girios glūdumoje stūksantį didžiulių pušų guotą. Išlakus medžiai augo vienas prie kito. Prisiartinę, Latė ir Tjumas pamatė, kad nuo žemės iki pat pušų viršūnių kyla status iš šakų supinti laiptai. Lūšys su belaisviais, neišleisdamos nė menkiausio krepštelėjimo, pradėjo jais kilti. Čia buvo tamsu, pro skujų tankmę giria neprasišvietė. Belaisviai aplinkui tik matė siūruojant šakas, nė nenutokė, kur juos neša. Tarp pušų viršūnių lūšių karalius Tiburas buvo įsirengęs rūmus. Jam patiko erdvios menės, iš kurių gali apžvelgti visą girią, tad ir įsikūrė taip aukštai. Storo šako sudarė tvirtą pagrindą, tankios kujos, šakoms susivijus, virto prašmatniu stogu, o sienų valdovui nereikėjo. Nuo grindų lygi lubų žiojojo langus atstojančios kiaurymės. Karalius Tiburas mėgo stebėti aplinką. Jis iš tolo pamatė artėjant procesiją su belaisviais. Žvelgdamas į ją, tik trynė gauruotas letinas. Nuostabu, šnypštė jis, man pavyko. Sučiupau mažąjį ežį. Jis be abejo turi vandens kiltuvą. Pagaliau, mano girioje ir vėl teškės vanduo. Netrukus lūšių karžygiai įžengė į karaliaus menę ir paguldė jam prie kojų belaisvius. Mums pavyko, tarė vadas, štai jūsų žvėrenybė, geidautieji belaisviai. Nuostabu, sušnipštė lūšių karalius ir palinko prie Latės. Tai tu, tas ežiukas Latė, kuriam mano sargybiniai andai leido pereiti mūsų girią. Labai malonu tave matyti. Tikiuosi tau pavyko gauti vandens kiltuvą. Man verktinai jo reikia. Ir staiga Latei nušvito protas. Dabar jis suprato, kodėl tąkart, kai keliavo į šiaurės girią, lūšys jam buvo tokios malonios. Klastingasis Tiburas viską iš anksto numatė, lai Latė išvagė iš šiaurės girios vandens kiltuvą, o tada jau jis, Tiburas, grįžtantį namo, jį sučiups ir tą neįkainuojamą lobį nusisavins. Taigi karaliui Tiburui nereikės pačiam vargti ir bandyti nugvelbti vandens kiltuvą. Tokiam žygiui jis niekada nesiryžtų. Apmovė, pamanė Latė, klasta pergudravo. Tiburas pastvėrė kuprinę, atrišo ir gerėdamasis ištraukė vandens akmenį. Pasidėjęs ant letinos, iš visų pusių apžiūrėjo. Labai gražus, pasakė. Gerą darbą atlikai, mažasis ežiuk. Tada priėjo prie savo karių ir atsainiai tarė. Pririškite belaisvius prie pušų šakų ir akylai saugokite. Rytoj nuspręsime, kaip jų atsikratyti. Ir sargybiniai Latė su Tjumu išvilko.
21 dalis. Tjumas pasakoja istorijas. Latė ir Tjumas buvo tvirtai pririšti prie pušų šakų. Kad nesumanytų šnekėtis, sargybiniai juodu įkalino atokiau vienas nuo kito. Patys susėdo priešais ir pradėjo tyliai šnekučiuotis. Visa gaubė tirštos nakties sutemos. Danguje ir ant žemės buvo tylu ir ramu. Ežiukas Latė atsargiai apsigrabinėjo į veržiančią virvę. Ji buvo suvita iš minkštų viksvų, bet pačiupinėti atrodė tvirta. Nutraukti nepavyks. Kągi daryti? Jam besvarstant, kaip išsipančioti, pasigirdo gerai pažįstamas svirpimas. Jis ir anksčiau mėgdavo klausyti svirplių ir žiogų čirpimo. Ir tada jam kilo sumanymas. Juk už jo juostos jis turi užsikišęs 100-balsės plunksną, tad gali kalbėti visų girios gyvių kalbomis, taip pat ir svirplių. O jei pašauktų juos ir paprašytų pagalbos. Jis pradėjo tyliai švilpiniuoti, vis įsiklausydamas, ar išties tai panašu į svirplių kalbą. Išgirdę nepažįstamą balsą, svirpliai apačioje pritilo, bet supratę, kad tai vargšas belaisvis, kaip mat pradėjo čirpinti visuose pašaliuose. Mes ateinam, iš visų pusių atsklido dusgenimas, paskui tamsoje pasigirdo vis artėjantis lengvas plastėjimas, o sargybiniai sėdėjo ir plepėjo, tad nieko nematė. Pagalbon atskubėję svirpliai sutupė ant ežiuką Latę apvijusių žolės pančių ir pradėjo aštriais dantimis krimsti. Latė pajuto atsipalaiduojant virvę ir netrukus ištraukė iš pančių letinas. Tada paprašė svirplių nulėkti ir išlaisvinti Tjumą. Bet kilo naujas galvosūkis, kaipgi Latė ir Tjumas nusliuoks nuo medžio nepastebėti lūšių. Ir kaip atgaus vandens kiltuvą, juk palikti jo čia negalima. Tjumai, staiga balsiai tarė Latė. Matai, vargšės lūšis sėdi ir nuobodžiauja. Ar negalėtum jums ko nors papasakoti? Juk daug linksmų istorijų žinai. Išgirdę Latę kalbant, sargybiniai labai supyko ir paliepė jam nutilti. Bet paskui vadą apniko žiovulys ir jis paklausė Latės, ar tos voveriuko istorijos kokios nors ypatingos? Žinoma, tarė Latė, jis vienas puikiausių juokintojų visoje girioje. Na gerai, tarė vyresnysis, gal nepakenktų pasiklausyti kokios istorijos. Svirpliai kaip mat nuskraidino 100-balsės plunksną Tjumui ir šis, vos tik susivokęs, galintis perprasti lūšių kalbą ir sumetęs, kad Latė kažką sumanė, paklausė. Ar žinote, kas nutiko blusai Klupiai, kuri savo šuoliais ketino pasipuikuoti prieš Sibiro karalienę? Ne, šito sargybiniai nežinojo. Kartą blusa Klupė atkako į Sibirą pas karalienę Mišibum pasirodyti, kaip moka šokinėti. Tas jai sekėsi kuo puikiausiai. Dabar aš peršoksiu per visą stalą, tarė blusa. Bet karalienė Mišibum nepatikėjo. Tada blusa pasakė, plačiau atverkite akis, jūsų malonybė, aš tuoj šoksiu. Ir karalienė, kad geriau matytų, palinko prie stalo. Bet kaip tik tada, kai blusa jau spyrėsi šokti, nusičiaudėjo viena tarnaitė ir blusa suklupo ir užuot lėkusi, kaip žadėjo per stalą, šastelėjo ant karalienės kaklo, o paskui smuko į iškirptę. Tad karalieniai teko eiti atsigulti. Atsigulti? Labai stebėdamosis lūšis apstojo Tjumą. Na taip, į vonią, pridūrė Tjumas. Sargybinėms tai pasirodė taip sąmojinga,
kad purkšdami ir tramdydami juoką, jie pradėjo strakalioti. Netoks tu kvailas, tarė sargybinių vyresnysis. Gal dar kokią istoriją papasakotum? Žinoma, atsakė Tjumas, ar girdėjote apie krokodilą, kuris savo gūžtoje aptiko vištos kiaušinių? Ne, sulaikydami kvapą atsakė sargybiniai. Ne vienas iš jų nepastebėjo, kad ten, kur buvo pririštas ežiukas Latė, dabar linguoja tik šaka. Pabaiga.